mano. Jokių būdų negalima daryti dabar dangčio, nes liepsna tik padidės. Reikia kažkaip tą gesintuvą kišti į vidų, kiek įmanoma prigesinti ir tik po to, kai prigestus liepsnai, galima atidaryti antvožą. Turėkite omenyje ir visi kiti Lietuvos vairuotojai, nes dažniausia klaida ir būna. Automobilis gali sudegti visiškai, jeigu tik pamačius liepsną jūs atidarysite variklio dangtį. Pagavę oro, na tikėsimės, aš tikrai norėčiau tikėtis, kad viskas baigsis gerai. Nespės ten ugnis įsilepsnoti. Tikrai puikus vyras, geras lenktynininkas ir labai gaila būtų. Tomas Marcinkus, daugkartinis Lietuvos rallycrosso čempionatų nugalėtojas, prizininkas, važiuojantis jau daugelį metų. Tokia bėda pačiame finale. 121 numeris atstovauja, jis važiuoja divizijoje 1, atstovauja Ukmergės automobilių motociklų sporto klubą. Išbandymas visiems, ir teisėjam, ir gaisrininkam. Na, aš manau, kad viskas bus gerai. Aišku, problemų tikrai bus, reikės remontuoti automobilį, gali būti sudegę laidai, bet nesuspėjo jis supleškėti. O tai yra, na, bent jau toks pliusas. Na, ne taip dažnai mes galime matyti tokius vaizdelius, niekas nuo to nėra apdraustas. Būna ir tokių atvejų, kai automobiliai tiesiog patys susilepsnoja, atrodytų nei iš jo, nei iš to. Bet čia vis dėlto yra maksimaliom apsukom dirbantis varikliai. Galbūt kažkoks trumpas jungimasis gavosi. Tikrai sunku kažką tai dabar komentuoti. Mėginsiu, aišku, po varžybų pasišnekėti su Tomu. Aišku, galbūt geriau jam ir nelysti į akis šiandieną, nes nuotaika, na, pasakysiu tą negražų žodį vis dėlto, bet nuotaika jo, aš manau, kad yra sušikta.